Šiandien turime svarbių naujienų iš Rusijos federacijos. Čia rusai susiduria su milžiniška problema, nes nuolatiniai Ukrainos toliašaudžių smūgiai atskleidė egzistencinį Rusijos silpnumą. Rusijai taip trūkstant oro gynybos raketų, kad teko pradėti jas normuoti, Rusijos parlamente vis garsiau raginama Putiną nutraukti karą, kol dar nevėlu išsaugoti veidą. Naujausios ataskaitos tiek iš fronto, tiek iš užnugario rodo, kad Rusijai baigėsi kritinės perėmimo raketos, ypač tokios sistemoms kaip Pantsir, todėl vadams tenka normuoti amuniciją ir palikti ištisus sektorius be apsaugos. Karo analitikai ir pareigūnai jau atsargiai pradeda svarstyti tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma, kad Kremlius turėtų apsvarstyti karo pabaigą, kol dar nevėlu. Per vėlų reiškia tą akimirką, kai Rusijos daugiasluoksnė oro gynyba visiškai sugrius, palikdama svarbiausią infrastruktūrą, karinės bazes ir net didžiuosius miestus pažeidžiamus vis dažnėjantiems Ukrainos smūgiams, kurių Rusijos kariuomenė jau nebegalės sustabdyti. Ši baimė nėra teorinė, ji jau vyksta, ypač Kryme, kur situacija tapo kritinė. Rusijos oro gynybos daliniai Sevastopolyje atvirai maldauja daugiau raketų, desperatiškai kreipiasi į gynybos ministeriją, aprašydami, kaip mato artėjančius Ukrainos dronus, bet neturi amunicijos jiems numušti. Kai kuriais atvejais kariams tenka šaudyti į dronus iš lengvųjų ginklų, tai aiškus ženklas, kad tinkamų oro gynybos priemonių visiškai nebeliko. Šio trūkumo priežastys yra struktūrinės ir daugialypės, nes Ukrainos smūgiai nuolat taikosi į Rusijos gynybos pramonės objektus, įskaitant remonto centrus, tokius kaip Granit inovacijų centras Sevastopolyje, kuris neseniai buvo smarkiai apgadintas per dronų ataką. Tuo pačiu metu vakarų sankcijos vis griežtėja, tokios šalys kaip Vokietija aktyviai išardo kontrabandos tinklus, kurie anksčiau tiekdavo Rusijai gyvybiškai svarbią mikroelektroniką. Be šių komponentų modernių oro gynybos sistemų ir raketų gamyba yra smarkiai apribota. Dėl to Rusijos atsargos dabar nebesugeba atsistatyti, nes gamyba nespėja su vartojimu, ypač kai Ukraina didina dronų atakų mastą ir dažnumą. Kryme tai sukėlė grandininės nesėkmes, sunaikintos radarų sistemos, neutralizuotos trukdžių stotys, o oro gynybos aprėptis suskaldyta. Kiekvienas Ukrainos smūgis dar labiau silpnina likučius Rusijos oro gynybos sistemos, todėl kitą smūgį sustabdyti tampa dar sunkiau. Tuo pačiu metu padėtis likusioje Rusijos dalyje nėra daug geresnė. Dėl pažangių raketų trūkumo Rusijos pajėgos vis dažniau remiasi pasenusiais, 80 metų senumo kompleksais, tokiais kaip Strela ten, kurių veikimo nuotolis tėra 5 km. Jie niekada nebuvo skirti kovoti su šiuolaikinėmis dronų spiečiais, tačiau dabar iš būtinybės yra naudojami. Tuo pačiu metu naujai pagamintos raketos iš gamyklų iškart siunčiamos į frontą, kas rodo, kad atsargų jau nebeliko. Rusija taip pat yra priversta nuolat perdislokuoti likusias oro gynybos priemonės, bandydama suspėti su Ukrainos smūgiais, netgi Orelio mieste dislokuodama improvizuotą oro gynybos sistemą, kurią sudaro ant sunkvežimio sumontuotas paleidimo įrenginys su oro-oras tipo raketomis. Visa tai palieka didžiulės Rusijos teritorijos dalis beveik be apsaugos, tik atskiri apsaugos židiniai išlieka aplink pačias svarbiausias vietas. Didėjanti spraga privertė Rusiją vis labiau pasikliauti savo karinėmis oro pajėgomis, siekiant perimti Ukrainos smūgius, tačiau tai yra rizikinga ir brangi alternatyva, ką įrodo pastaruoju metu smarkiai išaugę Rusijos nuostoliai. Per kelias dienas Ukrainos pajėgos numušė sraigtasparnį Kan-27 virš Juodosios jūros, o naikintuvas Su-30 sudužo Kryme neaiškiomis aplinkybėmis. Tuo pačiu metu Rusija neteko transportinio lėktuvo An-26 ir smogiamojo naikintuvo Su-34, bandydama perimti Ukrainos dronus, dar labiau silpnindama ir taip įtemptus aviacijos pajėgumus. Kiekvienas praradimas ne tik mažina operacinį pajėgumą, bet ir atspindi didėjantį spaudimą oro pajėgoms kompensuoti žemyninės gynybos nesėkmes. Šios krizės akivaizdoje prioritetų skirtumai tapo itin ryškus. Kol fronto linijos daliniams trūksta elementarių raketų, Rusija sparčiai stiprina oro gynybą aplink prezidento Vladimiro Putino rezidenciją Valdoje, įrengdama 27 Pantsir sistemas ant bokštų, sudarydama kelių sluoksnių gynybinius žiedus. Tuo pačiu metu prie svarbiausios infrastruktūros dislokuojamos netikros oro gynybos sistemos, siekiant suklaidinti Ukrainos žvalgybą ir atbaidyti dronus. Deganti naftos bazė Feodosijoje buvo vienas tokių atvejų, vaizdo įrašai po atakos atskleidė sunkiai ignoruojamą kartų ironiją.
Tikros oro gynybos sistemos saugo politikų rezidencijas, o likusi šalis lieka vis labiau pažeidžiama, su normuojamomis raketomis, netikrais paleidimo įrenginiais ir gynybos spragomis. Apskritai, Rusijos oro gynybos trūkumas sukūrė pavojingą pažeidžiamumą, kurį Ukraina dabar išnaudoja itin tiksliai. Kasdienės dronų bangos prasiskverbia giliai į Rusijos teritoriją, smogdamos naftos terminalams, karinėms bazėms ir logistikos centrams nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Tai strateginiai nuostoliai, paveikiantys tiek ekonominį stabilumą, tiek karinius pajėgumus, ir jei dabartinė kryptis išliks, Rusijos analitikų perspėjimai gali greitai tapti realybę, negrįžimo taškas artėja sparčiai. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.